14 mėnulio diena. Dienos akmuo – safyras. Simbolis – trimitas. Diena labai galinga ir energinga, vienodai sėkminga ir nepalanki. Stipri energija gali neigiamai paveikti jūsų emocinį foną. Šią dieną kai kurie žmonės gali būti pernelyg jautrus ir linkę į suicidą, todėl pasistengkite nepasinerti į liūdnus prisiminimus ir melancholiją. Labai svarbu nešvaistyti jėgų smulkmenoms. Ši diena – gerų darbų ciklo pradžia. Ji sėkminga žmonėms turintiems kilnią misiją ir gebantiems veikti kitų labui. Kad ir ką šiandien pradėtume, jūs lydės sėkmė, o turima informacija bus panaudota teisingai. Šios dienos sapnai yra jūsų vidinio pasaulio atspindys, kuris niekaip nesusijęs su išoriniu pasauliu. Jie nurodo tam tikrus jūsų asmenybės aspektus, į kuriuos dabar reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Jie gali parodyti paslėptus gebėjimus, kuriuos reikia lavinti. Ligos, kurios prasideda šią mėnulio dieną, paprastai greitai praeina. Tačiau psichika gali susilpnėti. Šią dieną jūs gali kankinti apatija ir nevilties jausmas. Tai geras laikas detoksikuoti organizmą skysčiais. Venkite aštraus ir saldaus maisto. Draudžiama užsiimti magiją, per daug įtempti akis ir dažnai žiūrėti į veidrodį. Rekomenduotinas pasninkavimas ir malda. 14 mėnulio dieną galite sėkmingai atlikti generalinį namų valymą. Taip pat labai gera diena remontui. Puikia diena energetiškai išvalyti savo gyvenamą patalpą ir erdvę. Šią dieną daug žmonių kalba užuominomis ir dalijasi patarimais. Jei jūsų išrinktoji ar išrinktasis ilgą laiką ignoravo jūsų jausmus, o jūsų santykiai nesusiklostė, šiandien viskas gali kardinaliai pasikeisti. Yra galimybė pasiekti tai, apie ką seniai svajojote ir ko norite. Tačiau, kad taip atsitiktų, jums reikia įsiklausyti į savo partnerio išsakytas mintis ir rekomendacijas. Tiems, kurie nesusiję santuokos saitais, ši diena gali būti lemiama pradedant naujus santykius. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas naujojo pažįstamo žodžiuose ir veiksmuose, nes tai gali būti jums naudinga. Tai gali padėti geriau pažinti žmogaus asmenybę ir suprasti tikruosius jo tikslus. Puikia diena verslininkams ir karjeros siekiantiems žmonėms. 14 mėnulio diena – vienas stipriausių, galingiausių ir visais klausimais laimingiausių mėnesio dienų. Šiuo metu turite imtis ryžtingų veiksmų, galite viešai pristatyti bet kokią savo idėją ar pasiūlymą. Viena geriausių dienų finansinių problemų sprendimui.